Sveikos gražuolės! Šiandien parodysiu jums, kaip pasidaryti štai tokią žaismingą uodegytę. Sakoma, kad ji jaunina bent 10 metų. Taigi, kam reikia tokios gudrybės, pirmin, kodėlgi ne? Na, o iš tikrųjų pasidariau šią šukuoseną improvizuodama, vieną kartą sėdėdama prie veidrodžio, norėjau pasidaryti uodegytę, bet kažkaip vėliau čia plaukus dėliojau, taip gavosi ant šono, čia gavosi sruogelės ir čia viskas taip, kaip yra, žodžiu, ant manęs. Na ir įdėjau savo nuotrauką į savo socialinės paskyras, visus pradėjote komentuoti, wow, kaip tau tinka ši šukuosena, tikrai labai jauna ir panašiai. Na ir Gražina, būk gera, padaryk tiesiog video, kaip pasidaryti šią šukuoseną. Taigi pirmin startuojame. Kokių mums reikės plaukų šukų, štai tokių išsišukavimui, šukų plaukų vėlimui, būtinai super šukytės, štai tokios. Po to plaukų gumytės, plaukų lako, stiprios fiksacijos. Na ir kaipgi moteris merginos gali gyventi be plaukų segtukų, jų irgi mums gali prireikti. Pradedame nuo to, kad išsišukuojame visus plaukučius, štai taip, paprastai, po to pasiemame štai šukytės kitokias ir pasidarome sklastymą šone, būtinai šone, štai taip. Dabar dalį plaukų pasiemu ir pasidedu atgal, atsiskiriu dalį ir paveliu ją, štai taip, tiesiog viršugalį, pafiksuojame plaukų laku, padėliojame ir dar vieną sruogelę, ne per storiausią, dar vieną ir tokiu būdu judame link priekio ir pradedame velti visą priekį. Sruogelės iš priekio ir iš galo, būtinai pafiksuojant plaukų laku. Štai taip, dabar viską padedame į šoną, būtinai į šoną, nukreipusios į šoną pasiemame šukas ir padėliojame, pašukuojame ir paformuojame. Būtinai ir iš šitos pusės irgi šiek tiek pavelsime, kad nebūtų plaukai visiškai priploti. Štai taip pasitaisome, tačiau taip plaukų jokiais būdais nepaliekame, pasiemame šukas ir formuojame, tai yra šukuojame iš viršaus mūsų paviršių tam, kad nesimatytų vėlimo. Atsiskiriame sruogeles, kurias norėsime vėliau palikti, tai yra kurių nesieksime su bendra plaukų mase, dar paformuojame, štai taip, kad viskas gražiai gulėtų ir tik tuomet pradedame purkšti su plaukų laku, tai yra fiksuoti viską tam, kad tai išliktų. Ir dabar pradedame rišti mūsų uodegytę, štai pasiemame plaukų dalį, priekinės kol kas neliečiame tam, kad neištampyti, na ir prijungiame ją tik vėliau prie bendros masės. Susukėme štai taip į priekį visą uodegytę, tam, kad galėtumėm įtempti iš galo, o priekis būtų šiek tiek laisvesnis, na ir pasiemame plaukų gumytę ir tik tuomet viską ryšame. Netempkite priekio, kad jis liktų štai toks purus ir su apimtimi. Štai taip, jau uodegytė yra, bet reikia ją prisekti tam, kad būtų daugiau apimties. Štai pasiemate plaukų segtukų, paprasčiausių ir nukreipėte juos ten, kur jums atrodo geriausiai, tam, kad uodegytė tiesiog gultų labai gražiai. Ir viską būtinai pafiksuojame su plaukų laku. Papildomai patampame sruogeles, kad šukuosena būtų tiesiog nuostabi. Štai taip atrodo bendras vaizdas. Štai tokia paprasta, bet neprasta šukuosena. Tikiuosi, šis video jums buvo bent kiek naudingas, išmokote naują uodegytės variantą. Na ir iki sekančių susitikimų.